Labą dieną visiems, svečiams, šeimininkams, kolegoms. Iš tikrųjų, tradiciškai pasisakymas, kalbant apie skyriaus nuveiktus darbus ir veiklą, yra pradedamas nuo etatinės sudėties, nuo tyrėjų skaičiaus ir kitų dalykų, bet taip mes sutarėm šiandien, kad tiek viso komisariato šitą sritį ir kriminalinės policijos skyriaus tyrėjų skaičių ir etatus ir kur trūksta mums ir panašiai apžvelgs viršininkas. Tai aš tiesiog galėčiau pasakyti, kad ruošdamasi šitam aptarimui peržiūrėjau 2009 ir 2010 metų mūsų skyriaus etatinę sudėtį ir galiu tik pasikartoti, kad kaip anksčiau buvo, taip ir šiandien Kaišiadorių rajono policijos komisariato kriminalinės policijos skyrius yra vienas mažiausių visoje Kauno apskrityje. Ir įvertinus, manau, šią labai reikšmingą aplinkybę galiu drąsiai teikti, jog 2011 metais kriminalinės policijos pareigūnai padarė tikrai labai didelį darbą. Pirmiausia, kalbant apie užregistruotas nusikalstamas veikas. Nuo 2009 metų yra stebimas užregistruotų nusikalstamų veikų skaičiaus mažėjimas. Palyginus 2009 metus ir 2011 sumažėjimas sudaro net 186 nusikalstamomis veikomis arba daugiau kaip 24%. Tai yra ketvirtadaliu. Iš tikrųjų ženklus tas mažėjimas. Nusikalstamų veikų ištyrimas, jeigu vertinant absoliučiais skaičiais, lyginant 2010 ir 2011 metus, išliko stabilus. Tai yra 2010 metais atskleista 287 veikos, praėjusiais metais 280. Tačiau, kaip minėjau, mažiau buvo užregistruota, todėl atskleistų nusikalstamų veikų procentinė išraiška yra 49,2%. Tai atskleistas bemaž kas antras užregistruotas atvejis. Daugelį metų, taip ir praėjusiais metais, viena iš prioritetinių sričių tai buvo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų ištyrimas. Taigi 2010 metais buvo užregistruoti 45 tokie nusikaltimai, praėjusiais metais 20. Ženklus mažėjimas. Ištyrimas taip pat geresnis yra praėjusiais metais. Jeigu žiūrėti pagal atskiras nusikalstamų veikų rūšis, sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, tai džiugina tokie skaičiai kaip nužudymų ženklus mažėjimas. 2010 metais buvo registruoti 5, praėjusiais metais 1, ištirti net 4. Tai be abejo, jie iš 2010 metų buvo bylos pabaigtos į teismą. Sunkių sveikatos sutrikdymų taip pat 10 metais registruoti 3, 11 2. Atskleisti 7, vėlgi iš senesnių metų. Taip pat džiugina skaičius ir tokio sunkaus nusikaltimo kaip išžaginimas. Praėjusiais metais mes neturėjome registruoto nei vieno atvejo tokio. Ženklus mažėjimas plėšimų. 10 metais registruota 17 plėšimų, 11 4. Taip pat sumažėjo vagysčių registruotų bendrai, taip pat vagysčių iš butų, automobilių vagysčių dvigubai. O atskleista jų buvo daugiau. Taigi, iš tikrųjų, sakyčiau, kad 2011 metai įsiskiria iš kitų praėjusių, būtent tuo, kad pagal visas pozicijas, pagal kurias yra vertinamas viso komisariato darbas, taip pat ir mūsų skyriaus, tai 11 metai buvo geresni negu praėjusiai. Ir tas gerumas, nors aš pasakiau skaičiais, tačiau vis tik tai reiškia, kad rajone buvo įvykdyta iš tikrųjų mažiau sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, plėšimų ir vagysčių. Vadinasi, daugiau rajono gyventojų liko, taip sakant, nepatyrę fizinės ar turtinės žalos, vadinasi, jie tapo saugesni. Taip pat džiugu, kad kaip ir 2010 metais, kaip ir 2011 pavyko realizuoti turimą informaciją ir pradėti vieną ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurio metu nustatyta, jog valstybei galėjo būti padaryta beveik 70 000 žala. Šiuo metu ikiteisminio tyrimo medžiaga yra ruošiama perduoti teismui. Atskleidus nusikaltimą, kitas svarbus momentas – greitai ir išsamei atlikti ikiteisminį tyrimą ir dėti visas pastangas, kad ikiteisminio tyrimo byla būtų perduota į teismą.
Taigi, analizuojant keletą praėjusių metų, buvo stebima tendencija, jog mažėjo baigtų bylų į teismą skaičius. Šis rodiklis nuolat buvo sietinas su tyrėjų skaičiaus mažėjimu ir darbo krūvio augimu. Ir nors 2011 metais užregistruota nusikalstamų veikų buvo ženkliai mažiau, tačiau pirmą kartą per pastaruosius metus į teismą buvo perduota daugiau baudžiamųjų bylų. Tai pagal pozicijas iš viso praėjusiais metais į teismą perduotos 155 bylos, kai 10-aisiais 150, sakykime, galbūt neženklus augimas, bet vis tik tai augimas. Daugiau bylų buvo perduota į teismą kaltinamuoju aktu ir pagreitinto proceso tvarka. Nes taip pat eilę metų pagreitintas procesas yra prioritetinės sritis ir praėjusiais metais dėjome visas pastangas, kad kuo daugiau proceso užsibaigtų greičiau. Kadangi vis tik eilę metų kriminalinės policijos tyrėjų gretos retėja, manau, jog teko iš tikrųjų panalizuoti šitą paradoksalų, sakyčiau, didesnį bylų skaičiaus perdavimą teismui. Ir, sakykime, pasirašiau prioritetiškai, kokios tai galėtų būti priežastis. Vis tik tai pirmą priežastį galėčiau įvardinti žmogiškai faktorių. Noriu pasakyti, kad, sako, ir šuva kariamas pripranta, tai tyrėjai, manau, priprato per eilę metų prie to didelio darbo krūvio ir akivaizdžiai supranta, kad krūvis nemažės, vadinasi, reikės dirbti maksimaliai operatyviai, vis tik tai, kad neapsitraukti bylomis ir stengtis maksimaliai išnaudoti savo jėgas. Ir šioje vietoje iš tikrųjų mane žavi tyrėjų savimonė ir sąmoningumas. Kadangi motyvuoti vis dėlto tyrėjų praktiškai nelabai yra kuo, todėl savimonė ir sąmoningumas bene pagrindinis variklis, leidęs pasiekti mums tokių aukštų rezultatų. Antrą priežastį norėčiau įvardinti vėlgi žmogiškai faktorių, bet šiek tiek iš kitos pusės. Manau, kad įtakos didesniam bylų perdavimui teismui turėjo pasikeitusi Kaišiadorių rajono prokuratūros vadovybė ir prokurorų požiūris į tyrėjus bei patį ikiteisminį tyrimą. Manau, kad lyginant visą eilę praėjusių metų, 2011 vis tik tai išsiskiria tuo, kad pagaliau pavyko rasti bendrą kalbą su prokuratūra ir manau, kad tiek prokurorai, tiek mes vis tik tai supratome, kad tai yra bendras mūsų darbas ir bendra kryptis mūsų veiklos. Ir tikrai esu dėkinga prokuratūros vadovui, manau, kad jo indėlis čia yra tikrai nemažas. Ir kaip paskutinę priežastį vis tik tai taip pat reikia paminėti, kad mažesnė nusikalstamų veikų registracija. Tai tikrai palengvino tyrėjams keliamą užduotį, šiek tiek pavyko krūvius suderinti pagal turimą tyrėjų skaičių. Ir svarbiausia, aišku, kad turiu vilties, kad čia didžiausią vaidmenį suvaidino nusikaltimų prevencija. Vadinasi, visos kitos tarnybos, tiek patruliai, tiek apylinkės inspektoriai, budėtojų dalis ėmėsi visų priemonių, bendrų mūsų numatytų priemonių, kad kuo daugiau dirbsime prevencijos srityje, tuo mažiau bus, sakykime, ką tirti tyrėjams. Taigi, problema skyriuje turbūt išlieka ta pati, kurią aš jau ir minėjau, tai vis tik tai yra tyrėjų trūkumas. Etatiškai, kaip minėjau, viršininkas pasisakys, bet vis mažin ir mažin, kai 2009 metais atėjau, kaip mūsų kriminalinės policijos skyriuje buvo 25 berods etatai, šiuo metu gal 15-16. Tai skirtumas iš tikrųjų labai jaučiasi ir kokie 2-3 pareigūnai, tyrėjai, jų pagalba, tai mums be abejo praverstų. Kalbant apie prioritetus 2012 metams, iš tikrųjų pasikartosiu, bet vėlgi skirsime didelį dėmesį sunkių ir labai sunkių nusikaltimų tyrimui, plėšimų, vagysčių, su narkotinėmis medžiagomis susijusių nusikaltimų tyrimų. Diena visiems, pristatysiu 2011 metų Kaišiadorių rajono policijos komisariato viešos policijos skyriaus veiklos ataskaitą. Prevencijos poskyrio pareigūnai 2011 metais
gavo ir išnagrinėjo 1294 gyventojų prašymus, pareiškimus ir skundus 2010 metais. Ir buvo išnagrinėta 1184. Buvo pradėta ikiteisminio tyrimų bylų 2011 metais 326, 2010 metais 124. 2011 metais buvo perduota bylų į teismą 14, 2010 metais buvo perduota 15. Atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą 2011 metais buvo 203 kartus, 2011 metais 164 kartus. Nutrauktas tyrimas 2010 metais 98, 2011 metais 131. Kaišiadorių rajono policijos komisariato viešos policijos skyriaus pareigūnai organizavo prevencinės priemonės, vykdė kompleksinės priemonės ir dalyvavo bendradarbiaujančių institucijų organizuojamose priemonėse, tokiose kaip dėl vaikų teisinio švietimo ir nusikaltimų mažinimo Kaišiadorių rajone, dėl vyresnio amžiaus žmonių saugumo užtikrinimo, dėl nusikalstamų veikų daromų viešose vietose prevencijos, dėl teisės pažeidimų susijusių su geležinkelių riedmenų ir kitos įrangos gadinimu, dėl nusikalstamų veikų daromų viešose vietose užkardimo, dėl rūkymo draudimo kontrolės, dėl vagysčių iš automobilių užkardimo, dėl teisės pažeidimų susijusių su nelegalia alkoholio apyvarta, disponavimo narkotinėmis medžiagomis ir akcizinėmis prekėmis, dėl prekybos taisyklių pažeidimų užkardimo, dėl pažeidimų intelektinių nuosavybės užkardimo, gyvūnų laikymo taisyklių pažeidimų užkardimo, dėl autotransporto priemonių, vagysčių prevencijos ir prekybos naudotomis dalinės kontrolės, dėl civilinėje apyvartoje esančių ginklų šaudmenų kontrolės stiprinimo, dėl pirotechnikos priemonių naudojimo iš viso organizuota ir bendrai dalyvauta buvo 53 priemonėse. Organizuotos prevencinės priemonės ilgųjų savaitgalių, masinių renginių metu, švenčių dienomis. 2011 metais pareigūnai užtikrino viešą tvarką žmonių eismo saugumą iš viso 16 renginių vykusių mūsų rajone, tokių kaip festivalio Čia visa Lietuva, užgavėnių, Velykų švenčių, kalėdinių renginių metu, naujų metų švenčių metu. Renginių vietose buvo užkardyta 11 administracinių teisės pažeidimų, viena nusikalstama veika, grubų ir masinių teisėtvarkos pažeidimų pavyko išvengti. Kaišiadorių rajono policijos komisariato viešosios policijos skyriaus pareigūnai, reaguodami gyventojų skundus, pranešimus, pareiškimus, pareigūnų pranešimus apie teisės pažeidimus, nustatė pažeidėjus ir taikė jiems administracinio poveikio priemonės. 2011 metais 1713 pažeidėjų, 2010 metais 1094 pažeidėjams. Iš jų 2011 metais 57 nepilnamečiams, 2010 metais 48 nepilnamečiams. Didžioji dalis nustatytų pažeidimų tai administraciniai teisės pažeidimai, kuriais kėsinamasi viešąją tvarką. Daugiausiai teisės pažeidimų užfiksuojama tankiausiai gyvenamose vietovėse, Kaišiadoryse, Žiežmariuose, Žasliuose, Rumšiškėse, Pravieniškėse. Daugiau nei pusė iš viso nustatytų administracinių teisės pažeidimų užfiksuota dėl alkoholinių gėrimų, gėrimo viešose vietose ar dėl girto pasirodymo viešoje vietoje. Pastebimos tendencijos, kad viešos tvarkos pažeidimų, taip pat pranešimų ir skundų apie įvairiausius teisės pažeidimus pagausėja po kiekvieno mėnesio 10 dienos. Vykdant policinės priemonės, tikrinant pranešimus, skundus ir kitą informaciją dėl nelegalios apyvartos akcizinėmis prekėmis, Kaišiadorių rajono policijos komisariato pareigūnai 2011 metais iš viso konfiskavo 25 litrus denatūruoto etylo alkoholio, 27 litrus falsifikuotų alkoholinių gėrimų, 21 litrą naminės degtinės, 72 litrus brogos, 19 515 pakelių tabako gaminių, 2490 litrų dyzelinio kuro. Pagal šios faktus buvo pradėti 6 ikiteisminiai tyrimai ir 40 administracinių teisės pažeidimų bylų teisinamos. 2011 metais patrulių būrio ir kelių policijos grupės pareigūnai iš kelių eismo taisyklių pažeidimus taikė administracinio poveikio priemonės
2952 pažeidėjams, 2010 metais jų buvo taikyta 2080 pažeidėjų, neblaivių nustatyta 141, 2010 metais buvo nustatyta 169. Pastebima, kad vairuotojai galbūt tampa šiek tiek sąmoningesni. Pasišalinusių eismo įvykių nustatyta 34, 2010 metais buvo 37. Eismo įvykių įvyko šiek tiek mažiau negu 2010 metais, 227, 2010 metais buvo užregistruota 299, tačiau eismo įvykiai skaudesni savo pasiekmėmis, tai skaitinių užregistruota 2011 metais 46, 2010 metais buvo užregistruota 47, sužeistų 63, 2010 metais buvo mažiau 56 ir buvo 7, 2010 metais buvo žuvusių 1. Analizuojant eismo įvykius, kurių metu žuvo ir buvo sužeisti žmonės, pastebimo šios eismo įvykių priežastys. Tai yra apsvaigimas, su kuo susijęs eismo sąlygų sulėtėjęs vertinimas, reikalavimo duoti kelią nevykdymas, greičio viršijimas, pėstiesiems keliamų reikalavimų nevykdymas. Policijos pareigūnai, organizuojant policijos priemonės, ir buvo orientuoti šių pažeidimų užkardymą. Nuo 2010 m. sausio 1 dienos buvo panaikinta Kaišiadorių rajono policijos komisariato areštinė ir įsteigta konvojaus grupė. Šios grupės pareigūnai 2011 metais perkelti Kaišiadorių rajono policijos komisariato viešosios policijos patrulių būrį. 2011 metais iš viso buvo konvojuota 405 nuteistieji, sulaikyti ir suimtieji ar įtariami nusikalstamų veikų padarymo asmenys. 2010 metais buvo konvojuota 546. 2011 metais buvo patikrinti 142 fiziniai asmenys dėl ginklų ir šaudmenų laikymo sąlygų užtikrinimo. 28 kartus tikrintos pirotechnikos prekybos vietos, už ginklo registravimo ir saugojimo tvarkos pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 195 ir 196 straipsnis, surašyta 14 administracinių teisės pažeidimo protokolų. Licencijavimo specialistai 2011 metais išdavė 740 leidimo asmenims disponuoti ginklais, iš jų medžiokliai 436 ir sąlyginai 326. Veiklos kryptis 2011 metams, bendradarbiaujant su Kaišiadorių rajono savivaldybės, seniūnijomis, organizacijomis, savivaldos ir kitomis institucijomis, aktyviai sieksim visuomenę įtraukti teisės pažeidimų prevenciją, edukuosim bendruomenę kurti saugios kaimynystės grupės. Organizuojant ir vykdant prevencinės priemonės, toliau didelis dėmesys bus skiriamas nelegalios narkotinių medžiagų ir neteisėtos akcizinių prekių apyvartos kontrolei. Įgyvendinant priemonės, organizuojant akcijas viešose vietose, eismo saugumui užtikrinti, teisės pažeidimų nusikaltimų prevencijai, tikimės ir tolesnio glaudaus bendradarbiavimo su žiniasklaida, vietos bažnyčios bendruomenė, savivaldybė, seniūnijomis ir kitomis institucijomis. Skelbimai spaudoje, bažnyčiose, susitikimuose su gyventojais apie organizuojamas priemonės ir vykusių akcijų rezultatus turi didelę prevencinę reikšmę. Ir toliau bus telkiamas didelis dėmesys reagavimo piliečių skundus, pareiškimus, pranešimus, kokybė ir operatyvumui, bus siekiama policijos veiklos profesionalumo. Didelis dėmesys bus skiriamas personalo korupcijos ir kitų neteisėtų veikų prevencijos priemonėms, darbo drausmės kontrolė. Pranešimu apžvelgsiu personalo, tarnybinės drausmės bei finansų ir materialinio aprūpinimo klausimus. Manau, kad šiuo laikotarpiu tai bet kokio lygio vadovų yra patys aktualiausi klausimai. Ir nors problemos tos pačios, aišku, egzistuoja visose policijos komisariatuose, tarnybose, tačiau savasias taip pat turime įvardinti, žinoti ir žinoma ieškoti sprendimo būdų. Tai matome pirmąją lentelę. Šių metų, tai 12 metų sausio 1 dieną policijos komisariate iš viso buvo 88 pareigybės, lyginant su 11 metų sausio 1 diena, tai lygiai prieš metus buvo 96.
Tai kaip matome, per metus sumažėjo 8 pareigybėm ir tai sudaro 8,3% mažėjimą. Jeigu konkrečiau, tai 2011 m. vasario mėnesį buvo panaikinta 10 tuo metu laisvų buvusių pareigybių, iš jų 9 statutinių ir 1 karjeros valstybės tarnautojų. Kaip pavyzdys, to naikinimu buvo labiausiai nukentėjo kriminalinės policijos skyrius, 6 pareigybės buvo panaikintos, kurių 1 vyriausiojo tyrėjo, tai antra pareigybė pagal svarbumą skyriuje, 2 vyresniųjų tyrėjų, 3 tyrėjų, prevencijos poskyryje 1 pareigybė, konvojaus tuo metu buvusioje grupėje 1 pareigybė ir organizacinėje grupėje panaikinta 1 pareigybė. Šiek tiek vėliau migracijos grupėje buvo panaikinta dar 1 pareigybė, tai yra specialisto karjeros valstybės tarnautojo. Tai sumarom, per pirmą pusmetį panaikinta 11 pareigybių buvo. Tiesa, metų pabaigoje buvo įkurtos 3, tai kriminalinės policijos skyriuje 1 vyriausiojo tyrėjo, prevencijos poskyryje tyrėjo, ikiteisminio tyrimui atlikti, ir organizacinėje grupėje darbininko etatas pareigybė. Toliau kitoje lentelėje matome, kaip tai atsiliepia padaliniuose imant metinį pareigybių mažėjimo rezultatą. Tai kriminalinės policijos skyriuje per metus 5 pareigybėmis sumažėjo, prevencijos poskyris išliko toks pats. Padidėjo, matome, patrulių būrys 8 pareigybėm, tačiau padidėjo, sakysim, sąlyginai tik dėl reorganizacijos, kadangi operatyvaus valdymo grupės 4 vairuotojai postiniai buvo etatai perkelti į patrulių būrį, tai išliko tas pats, sakysime, ir buvo naikinama konvojaus grupė, tai jos pareigūnai su etatais perkelti taip pat į patrulių būrį. Organizacinė grupė tokia pati išliko, migracijos grupė 1 pareigybė sumažėjo. Trečioje lentelėje matome, kad sausio 1 dieną šių metų policijos komisariate buvo 11 laisvų pareigybių, 9 iš jų statutinių ir 2 laisvai samdomų. Ir laisvos pareigybės sudaro 12,5% nuo visų esamų pareigybių. Puikiai prisimenu tą patį grafiką praeitų metų, irgi buvo 11 laisvų pareigybių, kaip ir dabar, tai tą 11 skaičiavom nuo 96. Padėtis šiuo atžvilgiu yra pablogėjusi. Taip pat norėtųsi pabrėžti ir didelę personalo kaitą, jie sudaro 16,4%. Tai yra nemaža dalis pareigūnų išėjo į pensiją. Iš tų išėjusiųjų didelė dalis pasinaudoja reorganizacijos pasiekmėmis, tai yra, išėjo tam pensiją pasinaudojant, kad gautų išeitinę kompensaciją, nes jau turėjo tą amžių, kai galėjo pasitraukti pensiją. Taip pat dalis perėjo į kitus komisariatus, pasitaikė atveju, kai vienas visai paliko sistemą, išvažiuodamas uždarbiauti į užsienį. Kitoje lentelėje matome visų pareigybių pasiskirstimą padaliniuose. Tai yra kriminalinės policijos skyriuje 3 laisvos pareigybės, jis sudaro 15%, prevencijos poskyriuje 2, 11,8%, patrulių būryje 1, 4,2%, nors problema dar yra šiek tiek kita, nes nuo rugpjūčio 1 dienos patrulių būrio vadas laikinai perkeltas į Kauną yra mobiliam būriui vadovauti. Realiai šiam būriui šiuo metu vadovauja 3 pagal svarbumą, sakysime, padalinio žmogus, tai yra vyresnysis postinis. Operatyvaus valdymo grupė 3 laisvi iš 9 etatų pareigybių, tai yra 33,3%. Organizacinėje grupėje buvo 25%. Tai didžiausia problema, kaip matome, buvo su operatyvaus valdymo grupe. Jinai dalinai išlieka ir šiuo metu problematiška, kadangi buvo 3, dabar jau 2 laisvi. 2 laisvos pareigybės, 1 pavyko šiuo metu pradžią iškomplektuoti. Tačiau budėjimai nutraukti negali, padalinys turi pilnai funkcionuoti, todėl praktiškai visų kitų padalinių pareigūnai budėjo, tai reiškia buvo atitraukiami nuo savo tiesioginio darbo ir po to dar suteikiamos poilsio dienos. Tai šiek tiek teko paskaičiuoti, tai kitų padalinių pareigūnai per metus budėjo apie 6000 valandų. Tai sudaro apie 250 budėjimų. Ką tą laiką būtų galėję, aišku, panaudoti savo tiesioginiams funkcijoms vykdyti. Prevencijos
poskyryje nėra vieno apylinkės inspektoriaus, tačiau būtent tas apylinkės inspektorius prižiūri dvi seniūnijas turėtų prižiūrėti, tai Žaslių ir Paparčių, pakankamai didelė rajono dalis teritorija. Ir ta problema irgi jau beveik metai laiko egzistuoja. Ir kita problema, sakysim, atsiprašau, nepilnamečių vyresnioji specialistė, viena dirba visame rajone šiuo metu, nes vienas etatas yra laisvas. Tai vėlgi bendrauja su visomis esančiamis mokyklomis ir visų nepilnamečių reikalus sprendžia viena. Kriminalinės policijos, kaip matote, 3 laisvi, 5 panaikintos pareigybės per metus buvo. Tai realiai 8 žmonių kaip ir nėra. Toliau norėčiau nedarbingumą šiek tiek paminėti, tai jeigu 2010 metais reikėjo eiti priverstinių atostogų nemokamų, tai buvo 107,5 dienos sudarė, tai buvo beveik džiugu, kad 11 metais to daryti nereikėjo ir žmonės galėjo savo atlikti tiesioginės funkcijas darbą. Dėl ligos taip pat matome, kad sumažėjo, nes buvo, nežinau, kokios tai priežastys, daugiau sportavom, sveikesni, galbūt daugiau dirbom, mažiau sirgom. Kita lentelė, prašom, tarnybinė drausmė. Tai vėlgi norėtųsi čia irgi šiek tiek pasidžiaugti, kadangi 10 metais, kaip matome, iš viso buvo atlikta komisariate 24 tarnybiniai patikrinimai, pernai 11 tik 9. Tarnybinių nuobaudų skirta 10 metais buvo 3, 2 papirkimo, 1 pastaba, 11 metais 1 griežtas papirkimas, ir tai jau darbuotojas, kuris mūsų sistemą paliko išeidamas į pensiją. Tai vėlgi, manau, tarnybinių patikrinimų mažėjimas, nuobaudų mažėjimas įtakoja tai, kad pagerėjo gerokai santykiai su prokuratūra ir randama bendrų sprendimo būdų be tarnybinių patikrinimų, be kažkokių tai sankcijų ėmimus. Toliau, apie finansinės lėšas, galėčiau čia šiek tiek, sakysim, pakomentuoti su savivaldybė, kaip vyksta bendradarbiavimas, nesu įgaliotas komentuoti vyriausio policijos komisariato turimų finansų, nes viskas yra centralizuotai skirstoma ir mes tą dalį gaunam centralizuotai. Tai noriu pasakyti, kad lentelėje matome, kaip ir 10, taip ir 2011 metais buvo numatyta skirti policijai, to prasme ne policijai, viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimui rajone 60 000, iš tikrųjų norai buvo geri, bendradarbiavimas vyksta. Tačiau yra vienas tačiau, šiek tiek nepasisekė, sakysim taip, buvo gauta audito išvados po savivaldybės patikrinimo, kurioms vadovaujantis nuo Liepos 1 dienos ta sutartis buvo nutraukta. Iš tikrųjų, ji buvo atnaujinta paskui rugpjūčio mėnesį, tačiau lėšos buvo jau tik tai skirtos konkursams viktorinoms vaikams ir pavojaus mygtukų išlaikymui. Tai ką matome trečioje paskutinėje grafoje, tai buvo lėšos, ką spėjome panaudoti dalinai per pirmąjį pusmetį iki sutarties nutraukimo. Be abejo, ačiū savivaldybei ir už tai. Dabar vėl aktyviai bendradarbiaujame, ieškome bendrų sprendimų, kaip šiais metais gauti lėšų, gauti rėmimo, nes iš tikrųjų nutraukus sutartį nuo Liepos mėnesio teko mažinti ir patruliuojančios pajėgas rajone, patruliavimo maršrutus trumpinti, žaida sumažėjo ir apylinkės inspektoriams, ir kriminaliniai policijai, tiesiog reikėjo susispausti ir mažiau tikslingų reidų organizuoti, kas be abejo įtakoja prevencijai ir rezultatams. Kas iš kitų problemų materialinio aprūpinimo, tai iš tikrųjų automobilių parkas nebuvo atnaujintas, automobiliai sensta, žaidos daug važiuojam. Šiai dienai esamų 23 automobilių, praktiškai 5 yra patenkinamos būklės ir jeigu sugestų, tai ekonomiškai jų remontuoti jau neapsimoka. Dar tokia nedidelė, sakysim, kaip nedidelė problemėlė, tai jeigu kompiuterius gauname centralizuotai, čia kaip ir nėra problemų, jų pakanka, tačiau spausdintų jų kaip ir nėra, jie irgi sensta. Įdiegus naujas programas, pasirodo, jų suinstaliuoti negalima jau, nes jau pasenė yra, tai pakankamai aktuali problema. Na, tiesiog išgirdus prieš tai buvusių kolegų pasisakymus apie rezultatus, atsižvelgiant į mano išsakytas problemas šiuose srityse, norėčiau kaip vadovas pasidžiaugti praeitų metų rezultatais. Visų pirma, tai kolektyvui padėkoti už susitelkimą, už geranorišką požiūrį, už tą pasiektą rezultatą.
Dalyvaudama jūsų ataskaitinėme susirinkime, mintimis grįžau į tuos laikus, kuomet prieš daugiau nei 10 metų pati dirbau Šiaulių miesto vyriausiam policijos komisariate. Ir iš tikrųjų man yra žinoma, koks yra sunkus ir atsakingas jūsų darbas. Kartu dirbusius žmonės prisimenu tikrai kaip labai susitelkusius, vienas kitą iš pusės žvilgsnio suprantančius žmonės, nes kaip žinia, šitame darbe yra būtinas operatyvus ir greitas reagavimas pagal gautus pranešimus. Ir be gerų kolektyvo narių santykių tarpusavio ir be bendradarbiavimo aš manau, kad šitą darbą tinkamai padaryti būtų neįmanoma. Tai tikrai nesiimsiu kritikuoti ir analizuoti policijos pareigūnų darbo trūkumų. Manau, kad tai yra netinkama vieta ir netinkamas laikas, tai mes aptarsime susirinkę vadovų susirinkimuose. Ir galbūt su kai kuriais kolektyvo nariais, tai norėčiau prisijungti prie jūsų vadovų ir tikrai padėkoti jums visiems už jūsų nuoširdų ir atsakingą darbą. Ir, aišku, palinkėti jums ateityje susitelkimo šitame atsakingame ir sunkiame darbe, taip pat gerų jūsų tarpusavio santykių, tolerancijos vienas kito atžvilgiu, taip pat tolerancijos jūsų šeimose ir tolerancijos žmonių, kurie kreipiasi į jūs pagalbos atžvilgių. Taip pat noriu palinkėti sėkmės jums, jūsų šeimos nariams ir taip pat sveikatos jums ir jūsų šeimos nariams. Labą dieną visiems. Norėčiau aš keletą žodžių tarti. Atvykau čia dirbti nuo kovo 1 dienos ir be jokios abejonės susipažinau su visais rodikliais teisminio tyrimo, koks yra rezultatyvumas. Iš viso šito yra matyti praktiškai pavarčius lentelę, jeigu turi nemažą stažą prokurorinį, o aš jau turiu 18 metų, tai matyti, kokia situacija susikloščius yra rajone teisminio tyrimo. Ir kas mane labai nustebino, buvo didelis baudžiamųjų bylų likutis tyrime. Tai yra, metaforiškai kalbant, ant rankų pėstyrijų buvo didelis bylų skaičius. Ko, sakykime, Jonavos rajone pas manęs panašus skaičius buvo, bet ten visiškai kitus apimtis buvo, dvigubai didesnis apimtis. Taigi supratau, kad, reiškiasi, kažkas čia yra negerai, nes kaltos daugiausiai būna abi pusės, jeigu didžiulis likutis, mažas atidavimas, teismo skaičius ir taip toliau. Iš vienos pusės stovi prokurorai, kurie be jokios abejonės kartais nesavalaikiai duoda rašytinius nurodymus, nekartą esu girdėjęs tokias pretenzijas, reiškiasi, nesavalaikiai priima procesinius sprendimus ir taip toliau. Ir kitoje pusėje stovi barikadų tyrėjai, kuriuos, aišku, kaltina prokurorai, kad netlieka tinkamai iki teisminio tyrimo, savalaikiai netlieka rašytinių nurodymų ir taip toliau. Bet mano pareiga kaip vadovo būtent buvo išspręsti šitą užduotį, normalizuoti santykius, ne tik tai mano pareiga, bet ir policijos viršininko pareiga. Ir mes tą puikiai būdų supratom, pasitelkėme viršininkę. Taigi, rezultatai yra tokie, kokie yra, o jie, kaip girdėjote, aš nesikartosiu, bylų skaičius perduotas didesnis, epizodų skaičius teismui perduotas didesnis, išaiškinamumas yra geresnis. Atvažiavus prokuratūrai taipogi pasakiau savo prokurorams, jiems galbūt irgi nelabai patiko, kad reikia truputį nuleisti arogancijos laipsnį ir daugiau būti žmogiškesniems su tyrėjais. Ir, sakykime, iš tikrųjų jų nevaikyti, duoti tikslius nurodymus. Aš dirbau, aišku, savo srityje, viršininkas savo srityje ir štai kokie rezultatai. Jeigu 10 metais, reiškia, turėjom, kad bylų likutis buvo ant rankų pas tyrėjų, taipogi ir pas prokurorą 320, 318 vasarą, 10 metais 319, 307. Sausio 1 dienai buvo 263 tyrimai. Tai dabar, reiškiasi, baigė metus, kada tyrime turime 185 bylas. Tai reiškia 185 bylos. Tai praktiškai, jeigu 350 padalinsim, panašiai tas ir gaunasi. Tai reiškia, dvigubai mažesnis krūvis yra pas tyrėjus. Tai reiškia, jie gali dirbti žymiai našiau ir žymiai kokybiškiau. Šitas apsivalymas turėjo būti būtinas, nes bylų likutis auga nuo to, jeigu mes, sakykime, pačiam baudžiamojo persekiojimo procese, nuo skundo pareiškimo pranešimo registravimo
tyrimo atlikimo, be abejo įsijungia čia ne tik tyrėjas, dirba ir prokuroras, duoda rašytinius nurodymus ir taip toliau. Čia ir įsipina galbūt dar ir subjektyvus visokie įvairūs aspektai. Ir jeigu nepavyksta to proceso sureguliuoti, auga likutis, o augant likučiui žinome patys, kad auga tarp institucinė įtampa. Tai yra viena pusė rodo, policija rodo į prokuratūrą, kad prokuratūra blogą veiklą užsiima, o prokuratūra rodo į policiją. Tai ačiū Dievui, šitą dilemą įsprendėm kartu su viršininku, pasikartosiu, antrais viršininkė. Ir manau, kad įtampos jūsų darbe taipogi buvo mažiau ir darbo mažiau, ir kaip minėjau pačioje pradžioje, rezultatai buvo geresni, visi parametrai geresni. Plius pridėsiu prie šito, kad kaip viršininkas paminėjo, drausminių bylų buvo iškelta iš prokuratūros mažiau, tarnybinių patikrinimų buvo pradėta mažiau. Taigi, reiškia, mes galime dirbti kartu susitelkę, žmogiškai, dalykiškai, ko aš visus metus siekiau ir ką rodo mano paminėtas rezultatas. Taigi, noriu padėkoti policijos pareigūnams, visiems dirbusiems, tikrai visi yra pakankamai geri pareigūnai. Iš tikrųjų, ne vieno piktumo kažkokio nelaikau. Kaip daugiausiai prokuroras vis tiek turėdavo vieną kitą pareigūną, kurio nemėgdavo. Tai tikrai ne vieno piktumo nelaikau. Iš tikrųjų, iki teisminio tyrimo pareigūnai, ypač sakykime, darbštus, žmogiški, paslaugus. Aš iš Jonavos atėjęs tikrai labai stebėjausi tais pareigūnais, nes iš tikrųjų nori dirbti, nori siekti rezultatą ir visą laiką galbūt ir jūs jautėte mano, sakykime, tokią galbūt dvasinę paramą. Taigi, ačiū Jums visiems už 11 metus ir linkiu sėkmės 12 metais. Garbūs savivaldybės vadovai, seniūnai, seniūnaičiai, jeigu yra čia, nežinau, mėly kolegos, nekvaršindamas Jums visiems galvos skaičiais ir tendencijom, galiu kartu su Jumis tikrai pasidžiaugti dviem dalykais. Tai yra tie rezultatai, kurie buvo pasiekti praeitais metais, jie iš tikro džiugina. Jie yra vieni iš tikrai geresnių apskrityje. Kitas dalykas, kuris man norisi kartu pasidžiaugti su Jumis, tai yra gerų klimatų psichologinį kolektyvę, kur dar netaip seniai mes turėjom tokių, kaip profsąjungos mėgsta įvardinti, įtampų. Manau, kad vis dėlto sėkmingas naujojo vadovo startas, arba, sakykime, gimus ir užauginto šioje žemėje, kai čia noriu, kolektyvui suteikė, sakyčiau, tokio stabilumo, pagarbos vieni kitiems, sprendimų ieškojimo, kada nėra pačios lengviausios dienos. Ir aš džiaugiuosi, kad vis dėlto su teisėsaugos institucijų vadovais tikrai rastas tas toks bendras, geras bendradarbiavimas. Nes kada yra sunku ir trūksta žmonių ir finansavimo, visada yra labai svarbu, kad suprastume vieni kitus ir gerbtume vieni kitų darbą. Taip mes žinom mūsų paskirtį ikiteisminio tyrimo organizavime, žinom prokuratūros, kurie vis dėlto yra organizuojantį šį darbą, kontroliuojantį, ir kaip galutinis vertinimas yra teismų, kurie vertina apskritai to darbo kokybę. Tai tikrai praeitį metai, aš manau, kad buvo pakankamai darbingi ir visom prasme. Tai yra tie dalykai, kurie aš tikrai kartu noriu su Jumis pasidžiaugti. Ir kriminogeninę situaciją aš Kaišiadorių rajone vertinčiau kaip stabilę jau eilę metų, ir tai žinoma pats, toks sakyčiau, geriausias rodiklis, kad yra stabilu, kada iš esmės suteikiama saugumo jausmas žmonėms. Tai yra tie darbai, kurie ir turi būti prioritetiniai. Visi turbūt susipažinę buvo su pristatymais, tai policijai buvo sumažintas biudžetas šiems metams 4,9%. Tai yra didžiausias sumažinimas, tai buvo darbo užmokesčio, kadangi prekiam ir paslaugom šitame straipsnėje apskritai nėra ką ir mažinti. Jau ir taip yra tiek transporto išlaikymų lėšos skiriamos sumažintos,
O tiek elektros, šildymo kainos jos yra išaugę, benzino arba apskaitai kuro kainos jūs matot, kolonėlėse, kur pateikiami skaičiai, jie tikrai neturi tendencijų mažėti. Deja, finansavimas paliekamas toks pats kaip praeitų metų ir nežiūrint tai, kad mes praradom didelės pajamas, tai yra netekę tą, ką vykdėm, tai yra suvykėm bendradarbiavimą reaguojant į objektus. Dirbom, stengiamės ir turim tą daryti tol, kol galėsim ir kol tai turėsim norą. Ir kad kviečiu visus ne galvot, kad jeigu 20 metų atėjo pabėgti kažkur tai, atvirai pasakysiu, aš kalbėjau su daugeliu žmonių, kurie paliko sistemą, nepasakyčiau, kad jie visi buvo laimingi, visi šiltai kažkas tai priėmė ir laukia išeinančių su kažkokiais dideliais atlyginimais. Dėja, reikia labai, sakyčiau, taip atsakingai, kantriai ieškoti vietos pasaulyje. O 40-mečiui gyventi vien tik iš pensijos, aš manau, kad tikrai neišeitis. Baigdamas aš ką vis dėlto norėčiau be abejo jums visiems darbuotojams padėkoti už tos darbus, kuriuos atlikot, padėkoti jums už tą kantrybę, supratimą kartais nelengvos situacijos, padėkoti teisėsaugos institucijų vadovams ir aš džiaugiuosi, kad labai gražiai buvo atsiliepti ir apie prokuratūros vadovą, kuris, kaip pats paminėjo, mes galim ieškoti kaltų ir galim ieškoti ant ko kažką tai numest problemą, bet kur kas yra išmintingiau ieškoti bendro sprendimo. Čia yra labai, iš tikrųjų, didžiulis, norėčiau ir te pabrėžti, prokuratūros vadovų indėlis, ieškant tų gerų sprendimų. Ir, žinoma, padėkoti savivaldybės vadovams, kad nežiūrint ir matyti biudžetų ir savivaldos, yra ieškoma būdų, ieškoma sprendimų, kaip ras lėšas piliečių saugumui vis dėlto užtikrinti rajone. Taigi, aš norėčiau ir padėkoti, ir palinkėti, kad 12 metai, šie metai, drakoniški metai, vis dėlto būtų sėkmingi, palinkėti kiekvienam iš jūsų iš tikrųjų kantrybės, palinkėti stiprybės, palinkėti santarvės visiems šeimose, bendro to sutarimo, kadangi, metas galbūt yra sudėtingas finansinė prasme, bet gyvenimas tęsis. Šį gyvenimas vis dėlto yra gražus, tai taip, kad tikrai ačiū ir ko geriausios sėkmės šiais metais jums.